Nu, pažiūrėsim, ar man praleis, ar jie praleis. Ai, kažkaip prasilinkiam. Girgžda pedalas. Kažkas kai vakar sulijo, šiandien girgžda. O ties neturiu kuo, tepalus pamiršau. Taip, čia man lyg į kairę dabar. Nu, vyrai, tai kaip atsiskirsim? Gerai, tvarkingai. Nu, miestų vardai ant tiek sudėtingi ištart, kad pamirštu visus. Nu, maždaug taip gyvena miesteliuose. Šiandien tenka nakvoti jau civilizuotai beveik. Tokiam kempinge. Va, prašau po egzotiškų medžių, be eukaliptų, neturbūt. Ir po kažkokiu tai dar žydinčiu gražiu medžiu įsikūriau. Čia vat mano palapinė, mano jovala, tai yra turtas visas. Nu čia aplinka tokio kempingo, taip sakant. Va. Svarbiausia, kas yra. Va, dušas, tualetas yra. Va, čia bajams. Va, kaip gražu čia. Uolos, kalnai. Va, čia bajanams. Nu, bajanas tai turkiškai moteris. Kaip sako turkai rusam, jei važiuoji į Turkiją, nepamiršk ir bajanų. Nu, ten jaunimo kažkokia tai atsirado su kuprinėm ir lazdom dar.
O šiaip čia tuščia. Bet šilta šiandien. Va. Ir viskas tik tai 20 lyrų. Va. Nu, baseinų čia nėra. Palmių. Irgi, nu, yra viena kita palmė, bet mums jos nereikalingo. Va. Svarbiausia, kaip minėjau, vanduo, tualetas ir ramybė. Va. Netgi yra siūlomi pietus, ar jau vakarienė. Už tam tikrą sumą. Va, kur buvę, kur nebuvę. Ir pusryčiai atbėgo. Atsisėdau bandos pasrėpt su sūriu ir kažkaip, nu vyno biškį turkiško paragaut. Žiūriu, pusryčiai atbėga. Teik čia. Nu, teik. Taip. Teik, nebijok. Na gerai. Pusryčiauk. Nesąmonė, kur lindau, kokį tunelį. Va tokie va tai keliai ir atima paskutinės jėgas. Tik užlipi, atrodo, jau lyg baigsis ir vėl viršun. Net verkti norisi. Man dabar dar ten reikia nesikeikti. Sprendė, kad dėl manęs viso autobuso nereikia varyti didelio.